Optimistas ar pesimistas, brangieji? Pateiksiu tokios įdomios informacijos, kad jums būtų paprasčiau nuspręsti, kokią poziciją gyvenime užsimti, optimisto ar pesimisto. Yra abi pusės, abi pozicijas turi ir pliusų, ir minusų. Tai su jumis dabar pasidalinsiu tokiu tyrimu. Reiškiasi, Miami brokeris aš esu, kas manęs nežinot, Lietuvoje prekiauju nekilnojimo turtu, kas norit jungtis prie komandos, dirbti kartu, pardavinėti nekilnojimo turtą, prabangų nekilnojimo turtą ar pigesnį nekilnojimo turtą, mes dirbam su namų pardavimais ir brokeriai galite rekomenduoti objektus, kur neparduodat jau ilgai, ir pardavėjai, ir tie, kurie norite daryti karjerą. Per 30 metų esu daug žmonių paruošęs, išmokęs, kaip dirbti su nekilnojimo turtu ir kaip savo susikurti atitinkamą gyvenimo būdą, gyvenimo stilių ir atitinkamas pajamas. Gerai. Optimistas ar pesimistas? Optimistas ar pesimistas? Pasirodo, buvo atlikti tyrimai, netgi universitete tokie moksliniai tyrimai buvo atlikti, kur bandoma buvo nustatyti, kaip mąsto, kaip elgesi pesimistai ir kaip optimistai. Paaiškėjo, kad vertinant situaciją, o mums svarbu teisingai mokėti įvertinti situaciją, ne? Vertinant situaciją, tikslesni yra pesimistai nei optimistai. Ir tikslumas yra net iki 10 kartų tiksliau įvertina situaciją pesimistai. Taip, kad jeigu jums reikia tikslumo, samdykit pesimistus, ar ne? Bet, o optimistai reiškiasi, patys suprantat, visada viską perdeda, pervertina, pripjauna grybo, ar ne? Apie 30% jų klaidingai vertindavo, išpūsdavo per 30-50% viską perdėdavo vertinant situaciją. Priklausomai kokia ten užduotis, aš dabar nesigilinsiu. Reiškiasi, bet buvo pastebėtas ir kitas įdomus dalykas. Kadangi pesimistai jau iš karto sugeba tiksliai įvertinti, jie turi pakankamai informacijos. Sako, kas yra optimistas. Reiškiasi, optimistas yra blogai informuotas žmogus. Jisai nežino kaip kas, viskas bus gerai, ar ne? Žodžiu, tai kadangi vertinant situaciją, pesimistas jisai tiksliau nustatydavo, kaip čia viskas bus, kaip čia yra ir ką tai reiškia. Tai reiškia, jam nebėra prasmės, netgi jeigu jis paskaičiuoja, kad neapsimoka, jis niekada nieko nedarys. Ar ne? Tiesiog negaišta laiko energijos, nes tai yra pesimistas. Vis tiek nieko nesigaus. Aš jau žinau, mačiau, girdėjau, ar ne? Vis tiek nieko nesigaus. Todėl paaiškėjo, kad jeigu duoti užduotį, kur sakykime, ne visai ten kažkas turėtų gautis, optimistai visada imasi tos užduoties ir viskas gerai, padarysim ir taip toliau. Ir produktyvumas pasirodo pas optimistus 3, 4, 5 kartus didesnis yra pas optimistus. Būtent dėl to, kad jie netiksliai vertina situaciją. Jie prisisvaigsta, kad viskas bus gerai, čia viską pasieksiu. Būtent dėl to jie imasi veiksmo. Ir pasirodo, veiksmas yra, jeigu matuoti sėkmę žmogaus rezultatyvumą, produktyvumą, veiksmas yra tas jau svarbiausias faktorius, ar ne? Pesimistų veiksmo nėra prasmės imtis, nes jis vis tiek žino, kad nepavyks. O optimistas reiškia, jisai nežino, kad pavyks, nepavyks, pažiūrėsim, kaip čia bus, ar ne? Ir imasi veiksmo. Ir aišku, nepavyksta pirmą kartą, nepavyksta antrą, nepavyksta 10 kartą, 20. Turbūt apie Edisono istoriją girdėjot, kad netgi 1000 kartų jis tą lemputę, 1000 eksperimentų darė ir jam nepavyko, tik virš 1000 kažkur tai jau jam galų galiai įsižiebė tą lemputę ir degė ir veikia taip, kaip reikėjo. Ir dabar visi dėl to optimisto galime mėgautis šviesa kiekvieno žmogaus namuose. Aišku, buvo ir kitas optimistas, turbūt girdėjot apie Teslą, bet jis matyti jau buvo per didelis optimistas, jis norėjo tą elektros energiją pateikti visiems žmonėms nemokamai. Tai va, o jau Edisonas iš to padarė pinigus dar, ne? Taip jau būna gyvenime, ne visada patys geriausi išradimai pateikimi žmonėms, pateikime tie, kurie neša naudą tam tikriem interesams. Dabar pavyzdį už šalia manęs mato trofėjų krūvą, aš pasuksiu biškutį. Krūvą trofėjų, tai mes irgi, kai pradėjo Kera žaisti šachmatais, tai pirmajam treneriui Zigmas toks Lietuvoje iš Šiaulių, tai pasakėm, reiškiasi, jeigu tu jau mokai šachmatais, tai iš karto pasaulio čempioną. Optimistinis, ar ne? 8 metų vaikas jau jį iš karto ruošti pasaulio čempioną.
Nu ir ką, po 3 mėnesių treneris sako, ieškokit jau kito trenerio, kokio meistro, dar kažką sako, nes jis per daug greitai progresuoja. Čia va jo progresas per vienus metus, kas išmano šachmatus, nuo 1000 iki 2100. Čia oficialus reitingas, ne online'is. Online'is yra, dabar jo online'is reitingas yra 2700 ant chess.com. Jeigu kas žaidžia šachmatais, jau 2000 online turėti jau yra gerai, ne? Pas yra 2700, jau žaidžia su pačiais geriausiais pasaulyje didmeistriais, ar ne? Ir gana dažnai jos aplošinėja. Kartais jau didmeistriai mažiau laimi, o keras laimi daugiau partijų. Greituosiuose šachmatuose, klasikinėje yra kitai. Tai žodžiu, ką aš turėjau pasakyti, mes irgi buvom kupini optimizmo, visada išsikeldom per didelius standartus, galų gale paaiškėdavo, kad visai ne į tą pusę pjauna, visai ne taip viską mokomės, ne taip darom. Nu ką, tada pasikoreguojam, imam kitą trenerį ir atsimenu, buvo toks tarptautinė meistrą pasamdėm kaip trenerį, kiekvieną dieną įmokydavo, tai jisai reiškiasi, o čia neįmanoma 10-11 metų vaikui aplošinėti meistrus, čia neįmanoma, čia, nu ir aišku, mes jo ilgai ir nesandėm. Taip, jisai meistras, tarptautinis meistras, beveik didmeistris, ten daug netrūko iki didmeistrio jau jam, kad pasiekti 20 taškų ir vieną atrodo normą įvykdyti. Bet jau jis taip, kadangi vyresnis, jau pesimistas toks, nu ir aišku, mes jo atsisakėm, ar ne? Ir dabar būna su juo susitinka kartais Akeras, tai jisai iš 10 partijų vos sugeba prieš Akerą laimėti 2 partijas. Akeras 8, jisai 2, arba kartais 5 žaidžia, tai 5-0, žodžiu, nes jis yra jau praradęs formą, o Akeras kiekvieną dieną treniruojasi. Tai va irgi buvom pilni optimizmo, reiškia ir šiai dienai jis ir Floridės čempionas, ir Amerikos čempionas, ir dabar jau ruošiasi būti jauniausių grandmasterių, netgi jauniausių pasaulio čempionų. Žiūrėsim, kaip čia bus, bet mes esam kupini optimizmo ir jeigu kažkas nepavyks, pasikoreguosim, judėsim į priekį. Tai ką aš noriu, kokią žinutę mano šiandien jums, kad būkite optimistai. Aišku, optimistai visada grybo pripjauno, pridaro klaidų. Jeigu aš būčiau turėjęs būti tas realistas, kiti sako realistai, tai jeigu aš turėčiau būti realistas, tai aš gimiau Šilutės rajone, reiškiasi, po to gyvenom Degučių kaime, perskėlim į kitą kaimą, tėvas ten traktoristas, žodžiu, nu tai aš turėjau kaime gyventi, dėl to mane mama ir nusiuntė į Klaipėdą studijuoti veterinariją, sako, būsi turtingiausias vyras kaime, reiškiasi, man kažkaip nelabai imponavo to kaimo fiziniai darbai, aš jų prisidirbau iki 15 metų labai daug, ir kažkaip vis tiek norėjau aš kažką daugiau su galva dirbti, ne su rankom, ar ne? Nu ir tas buvo visada optimizmas. Nu ir aišku, grybo buvo pripjauta visur, klaidos, nesėkmės ir taip toliau, bet procese po kiekvienos nesėkmės permastai jau geriau. Sako, kai raketa pasiunčiama, kad pasiektų taikinį, ar ne, pastoviai vyksta autokorekcijas, jinai skrenda link to taikinio, bet pastoviai nukrypsta nuo kurso. Tai 99 procentai, 98 procentai jinai neskrenda tiesiai į taikinį, jinai skrenda nuo taikinio ir tada įvyksta autokorekcija, pasikoreguojama. Tai matyt, taip ir žmogaus gyvenime, tu visą laiką teisus ir teisingai viską iš pirmo karto nepadarysi, yra klaidos. Galų galia, kaip mes išmokom vaikščioti, kaip mes išmokom kalbėti, ar ne? Jeigu mes nenorėtumėm daryti klaidų, nu tai ką, vaikas vieną kartą nugriuvo, viskas, nebevaikščiuk, šliaužiuk tada, ar ne? Tai va, tai optimisto gyvenimas nėra pats maloniausias, daug klaidų, daug nesėkmių, daug visokių traumų, bet galų gale tas optimistas yra 5 kartus produktyvesnis nei tas, kuris yra pesimistas. Tai va tokia jums žinutė ir ko mano komandai dirbantys žmonės visada gauna optimizmo perteklių, optimizmo dozę, būna, kad pradeda pas mane dirbti paprasti žmonės, kur kaip paprasti, visi mes paprasti, bet žmonės, kurie neturi kažkokių išsilavinimo, atseit specialiųjų, ar ten verslo sugebėjimų, prieš tai ar furistai buvę, ar statybininkai, pradeda dirbti ir aš jiems to optimizmo, to tikėjimo, kiekvieną dieną arba bent jau kartą, 2 kartus į savaitę. Ir būna jie ten biški geriau, po to krenta, po to, kol galų gale jau įsivažiuoja, jau atsiranda tas emocinis intelektas, jau tikėti, kad man pavyks. Nu ir ką, ir tada pakyla tie mano brokeriai, ir tada atsidaro savo kompanijas, pradeda dirbti savarankiškai. Tai va čia jums ir atsakymas, kodėl pastoviai mes
pastoviai aš turiu naujus žmonės rinkti, vėl mokyti, vėl naujus, vėl mokyti, žodžiu, ir taip pasaka be galo, ar ne? Tai va, bet, žodžiu, jūs jau patys spręskite, ar jūs norite būti tikslus pesimistai arba netgi realistai, kiti save vadino realistai, bet iš tikrųjų jie pesimistai, ar ne? Reiškia, jie realiai vertina. Tai va, tie visi pesimistai tiksliai realiai vertina situaciją. Optimistai visada prisisvaigsta, visada į pievas, visada prisisvajoja ir taip toliau. Bet pasirodo, kad optimistai yra vidutiniškai 5 kartus produktyvesni. Jau labai dideli optimistai turbūt yra 10 kartų, 100 kartų ar 1000 kartų produktyvesni negu tas žmogus, kuris iš karto nusprendžia, kad nėra prasmės net bandyti. Tai va, išgirdę šitą video įrašą, pagalvokite ir persiųskite kitiem. Ar jūs galbūt esate tas pesimistas, kur jau iš anksto žinot, kad nepavyks? Ar ne? Tai pasirodo, kadangi jūs jau iš anksto žinot, tai ir jums nepavyks. Ar ne? Kadangi jūs tiksliai žinot, tai jums ir nepavyks. Produktyvumo jūsų gyvenime nebus, pasiekimų nebus, rezultatų nebus. Turite būti tas kvailas optimistas. Yra toks posakis, kol protingas mąstė, durnius jau padarė. Kol protingas galvoja, kaip čia geriau, kaip čia tas durnas, neturėdamas informacijos, lekia, daro, žiūrėk, jis įgyja patirties, įgyja ryšių, įgyja kontaktą, sandoriai, pardavimai, ryšiai, kontaktai, pasiekimai, žinios. Štai tas kvailas optimistas pasirodo gyvena savo gyvenimą svajonę, o tas toks rimtas, konkretus pesimistas, viską žinantis iš anksto, kad čia nepavyks, gali paaiškinti, tai šalis, tai genetika, tai dar kažkas, žodžiu, įtakoja, kad jis negali nieko padaryti, o iš tiesų tai jis pats nesima veiksmo, randa tų sąrašą tų paaiškinimų, kodėl nesimti veiksmo ir aišku, jeigu nėra veiksmo, nėra to veiksmo, nebus rezultato. Čia buvo Miami brokeris iš Miami, šiandien jums tokia optimistinė ar pesimistinė žinutė, nežinau, spręskit jūs patys, bet jeigu norit kardinaliai keisti gyvenimą ir prisikrauti to optimisto nekilnojamam turte, aišku, neužtenka būti vien optimistu. O žinai, optimistas, jeigu optimistas, viskas gerai ir įkiš kažkur į netinkamą sritį, tai jis gali būti katastrofa. Bet turi būti, dar tą optimistą reikia teisingas vėžės pastatyti. Tai kažkaip tai, jeigu pripumpuoti optimizmo žmogui nekilnojamam turte, tai aš tai pastebėjau, kad pokyčiai būna dramatiški, pokyčiai būna geri ir iš finansinės pusės, ir iš laisvės, ir iš tai, kaip žmogus tobulėja, vystosi su šeima, kaip laiką praleidžia, šiaip gyvenimo kokybė. Tai va, jeigu esate optimistas ir norit kardinaliai pakeisti savo finansus, savo gyvenimą, skambinkit man, išmokysiu jūs būti brokeriu ar marketingistu, ten yra daug visokių galimybių, kaip dirbti su nekilnojamu turtu, žiūrėkit kitus video įrašus, kur 3 vaikų mama per savaitę 5000 uždirba, pardavė 3 namus, čia dabar neseniai prieš savaitę, ne? Tai va, mamos turi 3 vaikus, taip jums reikia vaikus prižiūrėti, bet vaikai miega, jūs galite kažką veikti, ar ne? Jeigu manot, neturit išsilavinimą ar dar kažkas tai tokio ir trukdo jums į nekilnojamą turtą, pas mane yra 30 metų patirtis, aš jums paaiškinsiu tuos jau perliukus, tas žinias, tą išmintį, jums tik tai reikės eiti, daryti, veikti ir štai rodikliai, štai pardavimai, štai rezultatai, žinios, augimas, tobulėjimas. Kontaktuokit, prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą, kontaktuokit mane Namų brokerį Facebookas, arba telefonu 8660-22120. 8660-22120. Tas telefonas yra peradresuotas man čia. Tik tai skambinkit visą darbą, rašykit žinutės po pietų, nes iki pietų aš neatsakysiu. Ar ne, yra 7 valandų laiko skirtumas. Brangieji, pasirodo vis dėlto, jeigu nori gyvenime pasiekti savo svajones, savo tikslus, būti produktyvesnis 5 kartus, pasirodo vis dėlto turi būti tas blogai informuotas žmogus, turi būti tas optimistas ir turi pastoviai prisisvajoti, kad tau pavyks ir nepaisant to, jeigu tau nepavyksta, vis tiek turi pasikoreguoti ir vėl tikėti, kad tau pavyks. Tai tokia mano žinutė, prenumeruokit Namų brokeriai, YouTube kanalą, pridėkit prie Facebooko draugų Namų brokeriai, būkit optimistai ir jūs gyvensit daugiau ar mažiau savo gyvenimo svajones įgyvendinsit. Sėkmės!